Pirikupas su savo ten kolega, apgavom tą sanas. Va taip, pafotografuoja automobilius, blėt. Sako, aš iš karto tokį automobilį nepirkčiau. Tai ką, sveiki draugai. Ir šiandien serijoje aš jums parodysiu, kaip jums tapti pirikupu, kad parduoti savo automobilį. Ta prasme, kaip parduoti savo automobilį, kad gauti kuo daugiau pinigų už jį, kad atvažiavęs pirkėjas nepistų jums proto ir būtų viskas aišku. Šiandien mūsų, pavadinkim taip, automobilis pacientas jo bus šita Volvo, važiam hybridas, mašina ganėtinai purvina, tai ją paimsim, sutvarkysim, nuplausim, parodysim, viską pamatysit, žiūrėkit, karoči. Užsikabinam raudonus numerius, nes mes dirbam tik legaliai. Užsiregistruojam važiavimą ir varom su šito automobiliu padirbsim. O būtent darbas toks, o koksgi darbas, o tas, kad reikia jį paruošti, kaip sakoma, pardavimui tam pačiam, kad galima būtų gauti už jį kuo daugiau pinigėlių. Ką, žurnaliuga, sėsk, pagnali. Didžiausia žmonių problema, kad jie nesigaudo padaryti prezentabiliai to automobilio nuotraukas, kad būtų pirkėjui aišku, kai jisai perka, normalaus nėra aprašymo pas daugelis ir taip toliau. O iš vis labai daug žmonių pastebėjau, kad kelia tos automobilius, tiesiog belį įkelt arba tiesiog numeta pirikupams. Supraskit vieną dalyką. Pirikupai žmonės tokie, kurie irgi nori iš to uždirbti. Ir jie jums atvažiavę pirkti tą automobilį, jie tikrai jums daug nesumokės. Ir jeigu jūs siūlysit už, kaip pavyzdys, rinkos kainą, jie tikrai to nemokės ir už tiek automobilį nepirks. Tai kad gauti už tą automobilį kuo daugiau, šiandien su žurnaliuga jums parodysim, o, CLS-as koks fainas. Kaip prezentabiliai paruošti tą automobilį skelbimą, kad būtų aišku ir taip toliau. Daugelis žmonių, kaip žurnaliuga ir sakė, nemoka fotografuoti tų savo automobilių. Nežinau kodėl, gal tingi, gal dar kažkas, bet yra kaip yra. Kaip pavyzdys, va tiesiog, davai važiuosim į bet kurią vietą, parodysim, kaip daugelis žmonių fotkina savo automobilius ir tas nuotraukas kelia. Nuotraukos pas žmonės būna kokios. Sustoja belia kur, nufotografuoja iš 3 pusių ir įkelia. Nu tai kaip pavyzdys aš nufotografuosiu. Viena nuotrauka pasikai kurios tokia, po to viena tokia. Gaila, iPhone'as gerai fotkina, tai neišeis sumaziukint. Nu bet kaip pavyzdys. Nu ir tokios va nuotraukas pas juos. Fotkina belia ką. Žurnaliuga pridėjo nuotraukas, kaip dažniausiai žmonės įkelia tuos automobilius. Iš vienos pusės turiu pažįstamą Slaviką. Slavikai tau linkėjimai. Jisai, kai pamato mano nuotraukas, sako, aš iš karto tokį automobilį nepirkčiau, nes prifotkinta belia kiek daug nuotraukų gražių ir taip toliau reiškia, kažkur kažkas yra blogai su tuo automobiliu. Bet iš kitos pusės darbas, palauk. Aš kai darau nuotraukas, žurnaliuga va čia irgi pridėsi tiesiog brrrt ir porą nuotraukų pridėk, aš tau irgi dabar iš karto jas įmesiu. Aš sumoku už šitas nuotraukas nemažą sumą, nes aš toks pirkėjas, aš mėgstu, kai viskas idealu. Jeigu ne automobilis neidealus, tai bent jau, kad prezentabiliškai viskas tai atrodytų ir žmogui būtų aišku, galėtų prisiartinti tas nuotraukas, kokybė būtų. Dėl to yra ir padaryta gera, kad galima būtų prisiartinti, pasižiūrėti, kad būtų aišku viskas. Yra kažkokie trūkumai, kėbulo, įlenkimai, pabraižymai ir taip toliau. Tai iš mano pusės aš taip darau. O jeigu jūs nenorite investuoti į nuotraukas ir kad kuo didesnė marža liktų iš to automobilio, tiesiog dabar parodysiu nuplovęs automobilį, kaip jums galima tai nufotografuoti jį, kad būtų aišku, būtų gražu. Ir pas pirkėją kuo mažiau kiltų kažkokių neaiškių klausimų dėl to automobilio. Tad pagnali plauti. Būtinai dar išplaus automobilį, visą laiką jį nusausinkit. Kad nebūtų nuotraukos tokios, va, kaip dabar yra su paciokais, kai nieko neaišku, nei rudžių matosi, nei nieko. Mes to nedarysim, nes pas mus, manau, kad greitai prasidės lietus, tai kol davažiuosim iki tam tikros lokacijos, manau, kad jau automobilis bus šlapias, bet
Gal ir nebus, bet vis tiek, nesausinsim. Šlapias automobilis. Tai kol davažiuosim bus šlapias, jeigu lietus prasidės. Žurnaliuga, blėt. Šiandien kas, sekmadienis, man rodos, tu vakar tikriausiai kažko padauginai truputį, ne? Savaitgalį. Automobilis pacientas mūsų lokacijoje, kurioje mes, kaip pavyzdys, fotografuosim jį. Tai iš esmės fotografavimas visą laiką yra paprastas. Nereikia automobilių fotografuoti, kaip daugelis žmonių daro. Blėt, atsigulę. Va taip, pafotografuoja automobilius, blėt. Kai kurie fotografuoja va taip automobilius. To daryti nereikia. Nereikia ten atsispaudimų, tų daryti mašiną fotkinant ir taip toliau. Tiesiog paimat, vienas kampas, čpik, yra. Antras kampas, čpik, yra. Trečias, čpik, yra. Ir taip iš visų pusių. Per vidurį, kad žmonės matytų pas jūs bamperį atkybę, neatkybę, durys sulankstytos ar dar kažką. Čpik. 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 Viskas. Nuotraukos padarytos, automobilis nufotografuotas gražiai, ta prasme ne tai, kad gražiai, o pavadinkim taip, nufotografuotas taip, kaip reikia, su žmonės, pirkėjas iš jūsų nuotraukų, kai reikės, išsisems visą informaciją. Nufotografuojat automobilį, nufotografuojat saloną, daugelis ten, nežinau, bijo parodyti savo numerius ar dar kažką. Jeigu bijot parodyti numerius, nusiimkit juos ir fotografuokit be numerių, tada nereikės nieko tepliot ir bus nuotraukos tos prezentabilios. Jeigu ten neišeina, ten pas jūs priknėdyti tie numeriai ir taip toliau, nu nežinau, kažkaip gražiai per Photoshopą dar kažkaip padarykit, kad būtų gražu, nebūtų ten užpaišyta kažkaip ir taip toliau, nu nėra gražu, tikrai tai nėra gražu ir būtent man. O jeigu man negražu, žmogui, kuris 15 metų beveik užsiema automobiliais, tai ir pirkėjų irgi, manau, nebus labai gražu. Arba suinvestuojat 50 eurų, ten 60 į nuotraukas. Jeigu įdomu, kas gali padaryti tas nuotraukas, parašykit man į Instagramą, aš duosiu savo gero fotografo kontaktus, jisai jums tai padarys. O jeigu ne, tai tiesiog, kaip aš pavyzdys, nufotografuojat tą automobilį iš visų pusių, turit geras nuotraukas, iš kurių vėlgi pirkėjas pasisems naudingos informacijos. Galės prisiartinti, pasižiūrėti. Nereikės jums prašyti, nereikės pirkėjų prašyti pas jūs, kad ten, nežinau, iš kitos pusės nuotrauką atsiųskit, kaip ten atrodo, kaip tas, kaip anas. Viską nufotografavot, įmetėt ir viskas aišku. Toliau antras dalykas. Kai pas jūs automobilis paruoštas, sutvarkytas, ta prasme, iš išorės, nepatingėkit, nufilmuokit video apžvalgą apie tą automobilį. Nebūtinai ten kažką kalbėti. Tiesiog aplink visą apeinat, turi defektų, parodykit, kur koks defektas ir taip toliau. Nes kaip pavyzdys, dažniausiai ukrainiečiai, rumūnai, baltarusiai prašo atsiųsti video, kaip atrodo automobilis. Bam, nusiuntėt, automobilis buvo pas jūs, kai fotografavot gražus, sutvarkytas. Nusiuntėt video, parodėt kaip kas, viskas aišku, jam jisai atvaro arba perka, užstatą veda ir taip toliau, ten jau nežinau, koks pasirinkimas. O dažniausiai kaip yra, žmonės nufotografuoja, video nufilmuosim, po to kaip paprašys. Po to kaip paprašys, salonas purvinas, po balų pasivažinėja mašina purvina, reikia bėgioti, ieškoti, kur galima išsiplauti, išsivalyti ir taip toliau, gaišina savo laiką. Tai geriausia tiesiog iš karto visą tą dalyką padaryti. Antras dalykas, ateik žurnaliuką, parodysim, papasakosim ir taip toliau. Tai su salonu irgi. Nu, pas mus čia gal jisai nėra dabar švarus, būtent mano kilimėlis. Bet saloną visą laiką išsivalykit, kad būtų tvarkingai ir taip toliau. Nu, šitie dalykai, manau, visiems aišku yra, nes, nu, žmogus salone parodo, kokia yra švara pas jį viduje ir jo namuose. Jeigu automobilis purvinas, tai aš primetu, kokie ten bardakai namuose jie. Trečias dalykas. Automobilį, kai važiuoja pas jų žmonės pirkti, aš žmogus toks. Dažnai variklį plaunu, dažnai neplaunu. Čia variklis neplautas. O kodėl?
Aš nežinau kodėl, bet kaip pavyzdys, žiūrėk. Pasikeliam dangtelį, matosi, vat, yra senas tepaliukas. Dažniausiai leidžia šitose Volvose, tai per sklendės. Leidžia tą tepaliuką, per sklendžių tą tokį, ant ko laikosi sklendės pagaliukas eina. Per ten kažkiek leidžia tą tepaliuką. Čia neplojau, kad žmogui parodyti, kad suprastų, kame rėplės. Nes tokį automobilį pirs tikrai ne jaunuolis, atvažiuos, aš manau, senis arba moteris. Iš karto parodysiu, paaiškinsiu, kaip yra, kodėl taip yra ir taip toliau. Jūsų atveju, jeigu kaip pavyzdys, jūs parduodat BMW. Atvažiuos saplekas koks nors, pas jūs BMW su MPM7 varikliu. Tas MPM7 visą laiką yra apsimyžęs. Čia nežinau, nei vieno variklio nemačiau, kad būtų jisai švarus, blizgus ir taip toliau. Ten net tarpinės tik ką pakeis, ten po 10 000 km jau vėl visas jisai bus apsimyžęs. Tai prieš važiuojant pirkėjui arba prieš dedant tą patį skelbimą, automobilį pilnai apeikit, patikrinkit, kur kas bėga, kur kas laša, prasivažiuokit per žvyrkelį, pasižiūrėkit ar važiuoklė bilda, nežinau. Geriausia, kad būtų taip, kad jūs žinotumėt visus automobilių trūkumus. Ne taip, kaip daugelis parduoda, kaip Olandijoje, kaip pavyzdys parduoda Olandijoje automobilių žmonės. Rašai, kokie problemai. Gin problem. Olandiškai reiškia jokių problemų. Gerai. Normatas kaip visat, pasitikė žmonėm, babkės pervedė, tralistui babkės pervedė, mašina pas mane kieme, į automobilį tą atsisėdė, kuriame gin problem, o ten problem big. Hibridui pizda, vat irgi yra tokia pati Volvo, nežinau, su žurnaliuga gal ir nufilmuosim ją, ateity, kol dabar tvarkoma, gal ir ne, nežinau. Hibridui pizda, nedirba, SRS dega, čekai dega, viskas dega, rašau jam, car have big problem. No, car don't have big problem, gin problem. Na, huisnim. Automobilį ten nupirkau už gerą kainą ganėtinai. Geros komplektacijos, gražus salonas. Atsitiko kokia nelaimė. Galvojau, kad hibridų ragai, o pasirodo, kad sudegė SRS blokas. Vat, įsiklausykit, sudegė SRS blokas vešiam hibridė ir nuo to nedirbo hibridas, degė SRS-ai, ABS-ai, šmesai, lempų reguliavimas tas ir taip toliau. Niekaip nesusijusi problema, gerai, kad turiu gerą elektriką, kuris užsiema būtent Volvo, iš karto nuvežiau, nustatė problemą, sutvarkė ir va tiek. Patikrinat, parodot, nepatikrinat, neparodot, patikrinat automobilį, kad žinot, ką atsakyt pirkėjui. Nes, kaip pavyzdys, jūs pasakėt viskas ok, atvažiuoja šniūras kažkoks, aš vadinu taip tos mažvaikius, kurie atvažiuoja ten pabandyti prasilėkti su tą mašiną, dar kažką. Jūs sakėt, automobilis tvarkingas, o čia tepalas bėga, aš atvažiavau čia iš Vilniaus iki Pabradės 50 km, gražinkit man pinigus už tai, kad atvažiavau ant autobuso ir taip toliau. Verksniai tokie dažniausiai atvažiuoja, labai daug tokių žmonių būna. Supraskit vieną dalyką, automobilis yra, kaip pavyzdys, šita Volvo 2013 metų, dabar 2025, kiek čia gaunasi metų? 12 metų automobilį, kur jisai bus neapsišykęs, Aš galiu nuplautą variklį, bus jisai tvarkingas, blizgės kaip katino kiaušiniai. Taip, daugelis nepamatys tepalo nutekėjimų ir taip toliau. Kaip pamatyti tuos tepalo nutekėjimus, aš jums pasakysiu sekančioje serijoje, nes bus serija apie tai, šita serija bus apie tai, kaip parduoti automobilį, kuo greičiau, o sekanti serija bus, kaip nupirkti gerą automobilį ir neapsigauti su tą pačią rida, su dažymu ir taip toliau, kai neturit galimybės patikrinti jį per karvertį į kalną. Tai va, man rodos, aš vakar Joninis pabradį buvo, aš geriau ar ne, aš nesuprantu, ko aš šiandien laginu, blėt. Man rodos, kad tu geriau. Aš negeriau, ką aš būčiau, jeigu šiandien gerės, dabar kiek čia laiko. Dar diena, aš jau gulėčiau dar lovai. Dabar sekantis atsakymas, kaip nepapulti ant perikupų, kurie palibomų norės nupirkti jūsų automobilį pigiau ir taip toliau. Tai dažniausiai perikupai rašo, paimu šiandien, tas anas, siunčiu tralą, neatvažiuojam žiūrėti automobilio ir taip toliau. Į šitos dalykus galit net netikėti ir taip toliau, nes čia nesąmonė yra. Aš apskritai lietuviškų automobilių nebeparduodu, nes lietuviški automobiliai, pasakykim taip, daugelis automobilių yra lavonai Lietuvoje. Tai dėl to šitais automobiliais nebeužsiemu praktiškai.
Kars nuo karto kažkokį nuperku, jeigu tikrai tvarkingas ir taip toliau. Tai vienas dalykas, jūs suradot pirkėją, kaip pavyzdys, tą patį perikupą, bet jūs to nežinot. Žinau vienus žmonės, iš Lietuvos yra, kaip jie atvažiuoja pirkti tą automobilį. Atvažiuoja su Hebra, nu tai vat, kaip pavyzdys atvarė, žurnaliuga, tu būsi pardavėjas, ne to automobilio, o aš pirkėjas. Ir parodysiu, kaip jie tai daro, nes aš tai asmeniškai pats mačiau ir mane taip norėjo apgauti. Tai kaip pavyzdys ateik, aš su tavim va tai, nu, čia ten kaip pavyzdys atidarom bagažinę, aš pirkėjas atvažiavęs su 2 žmonėm. Vienas žmogus toliau kalba su tavim čia, duok man kamerą, tipo tu kalbi, derinėsi su juo čia. Aš kaip perikupas, kol mano pažįstamas atkreipia dėmesį tavęs, aš kaip pavyzdys ateinu ir nujungiu. Balet, net negaliu nujungti. Nu kaip pavyzdys, nežinau, gerai. Vakumą, turbako. Puk, atjungiau turbako vakumą. Automobilis nebeturi traukos ir jau perikupas ant to dalyko gali nuderinti kainą pas jūs. Mano kolega atkreipia dėmesį pardavėjo, o aš toliau dariau machinacijas. Kišeniai turi špricą su tepalu. Kol jis ten vaikšto, derina su pardavėju ten kažkokius dalykus, aš iš to švirkšto tepalo užsuku. Žurnaliuga kaip pavyzdys, ne žurnaliuga pardavėjas, grįžta čianais, aš prie jo atsuku tepalą, ne tepalą, o antifrizą. Oi, ponas, tai čia pas jūs antifrizė tepalas yra. Tikriausiai variklio galvutė leidžia tą tepalą arba aušintuvas leidžia tepalą antifrizą. Всё, žurnaliuga, jeigu jisai nepardavėjas automobilių ir taip toliau, jisai išsigandęs, jo automobilis sugedęs, jisai pasiruošęs numesti didesnę kainą. Toliau, jie prasivažiuoja ten tas anas, vis tiek tas tepalas kažkiek lieka. Viskas. Jūs esat suinteresuotas tą automobilį parduoti, nes atsirado defektai, neturi automobilis kaip pavyzdys traukos ir yra tepalas antifrizė, jūs išsigandęs, gerai štuką numetu, pasiimkit. Всё. Jūs sutinkat, automobilį tą štuką, kaip sakoma, numetot kainą, perikupas su savo ten kolega, apgavom tas anas, всё, užsidaro kapotą, susipildė dokumentus, išvaro, atvaro namo, vakumą atgal, antifrizą nupila arba išvis tiesiog su servetėlė tepalą tą surenka, viskas, automobilis tvarkingas vėl. Jūs prarandat pinigus, perikupas iš to uždirba. Tai ant šitų dalykų neapsimaukit, kad nebūtų tokių problemų. Dar yra vienas dalykas, nežinau, kaip tai jie darė, pardavinėjau F10. Stabdžių diskai nemušė absoliučiai, tvarkingi. Perikupas atvažiavęs, kažką čia man prie diskų, ten jisai kažką darė, nežinau, magnetus, dar kažką uždėjo. Neįsivaizduoju, tiesą sakau, kas buvo padaryta. Test drive'as, važiuojam, jisai pradeda stabdyti, tas automobilis visas bilda, neaišku, kas darosi. Aš sakau, pas mane viskas buvo gerai. Aš kai automobilis užsiminėjo, žinau, kad kažkas ne taip yra. Atvažiavom į vietą atgal, kur, nuo ko pradėjom. Ta žmogus vėl prie to rato kažką pasiėmė, čiuk, всё, išvažiavo. Aš į tą automobilį savo atsisėdu, pradedu važiuoti, su juo viskas normaliai. Perikupui nepasisekė, aš apsidžiaugiau, kad pas mane su stabdžių diskais viskas ok. Tai vat, esminis dalykas kame, kai jūs parduodat automobilį perikupui arba vis tiek, bet kažkokiam klientui. Nežinau, būkit su žmona, su vyru, su dar kažko ir stebėkit visus žmonių veiksmus, ką jie daro su jūsų automobiliu. Kur ką daro, kur ką landžia ir taip toliau. Kaip pavyzdys, pas mane buvo Mersas Ieškė, pardavinėjau. Žmonės launch tiesiog prisijungia, davai kurtas ir nesikūrė. Stovi čia, o blia, tai tu viskas čia, rusai buvo atvažiavę, ukrainiečiai. Automobilis jo nesikūrė, čia trūkumų bėlė kiek, reikia derinti kainą ir taip toliau. Nu, aš nedurnas, sakau, išimk savo tą nesąmonę. Puch, išsiėmė, automobilis išsivedė, viskas veikia. Aš jiems iš karto pasakiau, važiuokit nahui čia, nes iš karto nujaučiau, kad čia bus proto pisimas ir bandys derinti kainą bet kokiais būdais. Tai visą laiką žiūrėkit, ką daro su jūsų automobiliu.
Sekantis dalykas. Yra tokie dalykai kaip SDK kodas. Jūs, nežinau, dažniausiai žmonės, kurie pardavinėja automobilį, nežino, kaip išsitraukti tą SDK kodą ir rašo, kad automobilis be SDK kodo. Perikupas atvaro ir pradeda pist proto. Tai viso, čia be SDK kodo, čia neužregistruosi, nenurašysi nieko. Paprastas dalykas, užeinate į registrą, į Google ir įsirašot SDK kodo paieška. Ten išmeta jums, kur galima tą SDK kodą įsiimti, įsiveda savo vardą pavardę ir automobilio VIN numerį. Viskas, SDK kodas yra. Su SDK aišku, sekantis dalykas, automobilį, kai tik pardavėt, dažniausiai perikupai prašo kabiną makaronus, dar kažką, kad automobilį užsiregistruos grįžus namo, dar kažką, neturi ten bankinių prisijungimų ir taip toliau. Jie tuo dalyku nori parduoti automobilį nuo jūsų. Ta prasme, kaip daro dažniausiai žmonės. Nuperka automobilį pas jūs, jūs nesupildot tų, kaip vadinamų, perleidimo deklaracijų, perikupas atvaro namo, fotkina ten tą automobilį, nesmė. Ir parduoda. Radęs jisai pardavėją, jūs pamiršot apie tai, jam, kaip sakoma, proto neknysot. Jisai radęs pardavėją, jums skambino. Aš čia nusprendžiau registruoti tą automobilį ant savo motinos ten arba dėdės, tai va, perrašiau sutartį, tiesiog patvirtinkit ir viskas. Tai vienas dalykas. Jūs jo reikia nuregistruoti, įsivedat kitus duomenys, o automobilį pardavėt, pasirodo ne perikupui, o jau normaliam pirkėjui. O jūsų automobilis buvo kaip pavyzdys su defektais kažkokiais, apie kurios jūs patys nežinojat arba nuslėpėt ir taip toliau. Tas pirkėjas nuperka, išlenda defektai, pradeda knisti protą jums, nes nuo jūsų automobilis pagal dokumentus buvo nupirktas. Bet dabar padarytos tokios sutartys, kad ten viskas yra parašyta, kad automobilio pirkėjas yra susipažinęs su trūkumais ir taip toliau, kad nėra atsuktas odometras, kilometrai ir taip toliau. Kai pirkėjas tik pasirašo, viskas. Jūs turite tą lapelį, kuris nieko vertas ir iš esmės teismo būdu jūsų tas lapelis yra labai daug ko vertas. Tai nepameskite šitų sutarčių ir būtinai tik pardavus automobilį, kad apsisaugot neturėti baudų, dar kažką, pardavėt automobilį, šiandien tuo pačiu laiku, tuo pačiu metu susitvarkot formalumus, padarot perleidimo deklaraciją ir viskas. Pas jūs nėra problemų. Automobilis, nežinau, tenai avarija pateks, bus ant radarų, nusifotkins ir taip toliau. Viskas. Jums baudos jokios neis, nereikės jokių formalumų tvarkyti ir taip toliau. Prieš atiduodant mašiną perikupui, pamėginkit, čia kalbu apie tos žmonės, kurie siūlo automobilį su supirkimą ir taip toliau, pamėginkit parduoti patys jį. Nederinkit kainų tūkstančiais. Vėlgi, dar vienas pastebėjimas. Jeigu jūs pasiruošę automobilį kaip pavyzdys aš. Automobilio kaina, kurią norėčiau gauti, 8000 eurų, ne? Aš ir įkelsiu tą kainą 8000 ir bus parašyta, kad automobilio kaina nėra derinama. O daugelis žmonių pasiruošę atiduoti, kaip pavyzdys, šitą automobilį už 8000, jie įmeta už 10 000. Bet jie pasiruošę nuderinti tą kainą ir rašo skelbime, aš ten kaina derinama. Iš karto, kame esmė, žmonės, kai žiūri automobilius, jie ieško nuo pigiausio ir kažkiek eina ten į viršų. Įmeskit tą kainą, už kurią jūs pasiruošę jau atiduoti. Bus mažiau klausimų, kaina bus mažesnė, bus jums paprasčiau ir greičiau sulauksit to vadinamą pirkėją. Į kurios portalus kelti, manau, visi patys aiškiai žinot. Aš nekomentuosiu ties šito klausimu, nes visi žino, kur reikia kelti. Arba ten, arba į Facebooką ir taip toliau. Tai žurnaliukai, kaip tu galvoji, ką dar reikia žmonėms pridurti, kad parduoti tą savo automobilį nelemtą? Jeigu yra klastota rida, teisė šviesiai iškart pasakyti, kad rida klastota yra. Jo, rida klastota yra, nes dabar nuo Liepos 8, man rodos, ne? 24 automobilį su nusukta rida jau negalėsit praeiti jam tiek apžiūros. Kaip su šito dalyku irgi išspręsti problemą, kai būtent atsitiks tas dalykas, būtinai su žurnaliuga nufilmuosim, kaip spręsti šitą visą klausimą su suklastotom rydom. Dar vienas dalykas, jo, skelbime žmonės daugelis rašo. SMS nebendrauju. Nebendrauju, mano logika. Kaip pavyzdys, aš Olandijoje, kai automobilius perku, aš rašau SMS, nes aš naudojuosi Translate
ir žmonėm perverčiu ir rašau. O kai žmogus rašo tokį aprašymą SMS nebendrauju, nu ir eik tu nacho, jeigu tu nebendrauji SMS. Aš negaliu tau paskambinti ir kalbėti su tavim olandiškai, arba pavyzdys Baltarusis jums skambina ir kalbės lietuviškai. Nu nėra tokių dalykų. Tai jeigu nori sulaukti adekvataus pirkėjo, aišku, Baltarus ir taip toliau, Latvijai, jie ne visada perka pas jūs automobilį. Ne visada ten jiems patinka kažkas, bet dažniausiai vis tiek atvažiuoja nuperka. Tai padarykit, vėlgi, parduodant automobilį, sudarykit tokias sąlygas, kad automobilio pirkėjui nekiltų jokių lyšinių klausimų, būtų iš jūsų pusės malonus bendravimas, būtų normalios nuotraukos, būtų video ir taip toliau, kad automobilį žmogus pasižiūrėjo, viskas aišku, rašo arba perku, arba neperku, arba noriu apžiūrėti, arba dar kažką. Surašykit visus trūkumus, surašykit, kad nebūtų jokių problemų. Nes kaip dažniausiai būna, nuotraukos gražios, video žmogus paprašo, video pradedat filmuoti, ten, nežinau, nenufotografavo trūdžių ir taip toliau. Nusiunčiat jam video, žmogus sako, man ten netinka ir taip toliau. O, pamiršau, ką norėjau iš šitos minties išimti. Pam. Pala, galvoju. Pizdėt. Dėl ko žmonės ir rašo, nebendrauja SMS, nes žmonės užpisa klausimais visokiais nereikalingas ir taip toliau. Dėl to nenori atrašinėti ir taip toliau. Jūs išdėstykit visą reikiamą informaciją žmogui ir bus viskas aišku. Ir nebus jokių absoliučiai problemų. Parašykit būtinai visą dalyką, kas susijęs su jūsų automobilio komplektacija. Jeigu kaip pavyzdys neveikia kamera, parašykit, kamera neveikia. Neveikia kondicionierius neveikia. Pas jūs paklaus, kodėl, atsakykit, nežinau, nahui, kodėl jisai, neveikia. Ar frivono, trūksta, ar siurblių pizda, nežinau. Dažniausiai jau tokie žmonės rašinėja ir klausinėja. Kaip pavyzdys, aš automobilį prieš parduodant patikrinu juos ir taip toliau, aš iš karto atvaręs automobilį iš Olandijos važiuoju techapžiūrai, ką pasako sutvarkyti, tą sutvarkau, aš apsisaugau save nuo tolimesnių pirkėjo veiksmų. Kaip pavyzdys, jam ten nepatinka, ten dar kažkas, ten važiuoklė bilda, dar kažkas. Techapžiūrą aš praėjau. Ką reikėjo sutvarkiau. Už babkės aš automobilių šitų nevarau, nes nenoriu gaidinti savo vardo, nes dabar toks dalykas, aš kai pradėjau YouTube filmuoti, mane žmonės labai daug atpažįsta ir taip toliau, dėl to aš stengiuosi lavonų ir šūdų visokių nepardavinėti. Jeigu jūs nenorit pardavinėti savo automobilio, neturit tam laiko, jūs esat dzilovas pacanas, kaip sakoma, turit kitų reikalų ir jums ne iki to, parašykit man, aš jūsų tą automobilį parduosiu. Taip kaip reikia. Pas mus yra aikštelė, pas mus yra reklamos, pas mus yra YouTube'as. Mes tą automobilį kaip reikia išvalysim, nufotografuosim ir parduosim. Aišku, kad nebūtų lavonas. Aišku, kad nebūtų lavonas, faktas. Bet, supranti, žurnaliuką kame esmė. Jeigu automobilis pas pardavėjai yra lavonas, kaip pavyzdys, kuris man ant komiso jie atveš pardavinėti, tai yra automobilio adekvati kaina, reiškia bus, kad žmonės turėtų, kaip sakoma, atsarginių lėšų sutvarkyti tą vadinamą lavoniuką. Tai esmė kame. Jūs atvarot man tą automobilį, paliekat jį, aš jau pats jį sutvarkau, nufotografuoju, išplaunu, pastatau į aikštelį ir taip toliau. Neturi automobilis techapžiūros, nuvažiuoju, sutvarkau techapžiūrą ir taip toliau. Mano paslauga kosmoso tikrai nekainuos. Nebus ten, kad jūsų automobilis ten kainuoja 8 000 jūs norit gauti, aš jums pasiūlysiu tik tai 7 ir taip toliau. Jeigu jūsų automobilis tikrai geras, aš iš jūsų už savo laiką sugaištą, už savo darbą, kaip pavyzdys, išplauti ir išvalyti automobilį normaliai tam turiu omeny, kaip pavyzdžiui, jeigu pas jūs salonas purvinas ir taip pat toliau, padaryti cheminį 100 eurų kainuoja. Tai va iš karto, skaičiuokit, 100 eurų aš paimu ant šito dalyko, 50 eurų aš paimu ant skelbimo, 50 eurų, jeigu pas jūsų automobilis brangesnis, gražesnis ir taip toliau, aš paimsiu, kad ne 50-60 tą automobilį nufotografuoti, kad atvažiuotų profesionalus fotografas ir jį nufotografuotų. Tai jau gaunasi grubiai 220 eurų. Aš iš jūsų paimsiu 300-400 iki 500 eurų už mano šitą paslaugą. Bet jūs palikot automobilį,
sulaukiat tam tikrą laiką, atvažiuojat po to tik tai, patvirtinat perleidimą, gaunat savo pinigus ir išvažiuojat laimingas. Kad nebūtų tokių dalykų, kaip atvažiuojat ten pisą protą dar taip toliau ir taip. Jeigu jūs neturit laiko, grubiai sakant, žaisti su tais pirkėjais, nes, pasakysiu taip, labai daug atvažiuoja visokių tokių įdomių personų, kurie ten, nežinau, 20 metų mašina, jie tikisi, kad jinai ten bus kaip nauja, nedažyta ir taip toliau. Nu, tokių dalykų tikrai nebūna. Tai va, jeigu jūs turite automobilį, mūsų lokacija yra Pabradėj, atvežkite automobilį, mes jį parduosim arba leasingu, arba grinais, nežinau, viskas priklauso nuo jūsų, ant kiek jūs esate tas vadinamas kosmonautas. Kaip pavyzdys, jūs turit Q5, rinkos kaina automobilio nuo 7 iki 9 tūkstančių, ne? Tvarkingo automobilio. Jūs už ją norit gauti 11 tūkstančių. Čia jau yra, pavadinkim, 20% didesnė kaina nuo jūsų nuo rinkos kainos. Tai, kad norit jūs už ją gauti. Jūs ją pardavinėsite 100% ilgai, nes žmonės eksportuoja automobilius iš kitų šalių ir ten, kaip pavyzdys, nežinau, jūsų mašina Lietuvoje važinėta jau 5 metus, po visų tų druskų ten jau bus dugnas aprūdės ir taip toliau, jau tikrai bus su problemominai. Žmonės atvežė iš Holandijos, dugnai gražus, arba iš Italijos kažkokios dar. Dugnai gražus, viskas tvarkoja ir kaina mažesnė ant 2000 nei jūsų mašinos. Nu, tai patys supraskit vieną dalyką, kad sunku ją bus parduoti. Tai viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs nežinot, kiek gauti už tą automobilį, parašykit man, aš jums padėsiu, atsiųskit man nuotraukų, paaiškinsiu kaip, ką, kodėl ir taip toliau. Tai ties šito viskas, kas susiję automobilio pirkimu ir pardavimu, kreipkitės į mane, aš jums padėsiu tikrai būtinai. Sekantis dalykas. Sekantis serija bus, kaip nupirkti gerą automobilį mano akim, kaip ką patikrinti, aš paaiškinsiu jums, kaip patikrinti, ar yra atsukta rida, jeigu netgi jūs neturit su savim kompiuterio, kad prisijungti prie diagnostikos, bet dažniausiai jūs prisijungi diagnostiką, nieko nepamatysit. Labai sunku pamatyti, ar yra atsukta rida iš tikrųjų, bet yra tam tikrų dalykų, kur galima ir kaip tą pastebėti. Iš salono detalių, iš lauko pusės ir taip toliau. Ir bus serija apie tai, iš kokių šalių geriausia pirkti automobilius, o iš kokių šalių automobilių geriausiai nepirkti. Kodėl nepirkti, nes jie ten bus surūdėję, neprižiūrėti ir taip toliau. Tai jeigu jums įdomu, jūs parašykite komentarus, įdomu apie automobilio pirkimą, įdomu apie automobilio, iš kur pirkti tą automobilį, iš kokių šalių, kurį automobilį žiūrėti, kurį ne. Pasižiūrėt video iki galo, reiškia, dajat iki šio momento. Jūsų komentarai ir laikai padeda video pakelti į rekomendacijas. Reiškia, YouTube'as išmeta rekomendacijos, reiškia daugiau peržiūrų. Daugiau peržiūrų, motyvacija mums su žurnaliuga toliau dirbti ir visą tai jums filmuoti. Pasižiūrėt video, nežinau, patiko, nepatiko, parašykit ten, patiko video, ten širdutę užmeskit, laiką, paspauskit, užmeskit, bet kokį komentarą, kad video išsikeltų į viršų. Viskas, daugiau nieko neprašau iš jūsų. Tai, draugai, jeigu video patiko ir ganėtinai išsami informacija jums buvo iš mano pusės, būtinai paspauskit laiką, būtinai žinot ką patys. Prenumeruokit kanalą. Mums iki 6000 labai mažai liko. Mes su žurnaliuga iš vis apskritai nustebę. Mes visą šitą dalyką darom pusę metų. Mes neturim kažkokių rimtų projektų. Mes ten, nežinau, nesam žvaigždės. Mes neturim tiktokų, iš kur visa auditorija pas mus ateina ir taip toliau. Mes nesam Instagrame ar labai kažkaip save išpiarinę ir taip toliau. O jūs, mūsų mėlėjai žiūrovai ir patpišikai tie vadinami, jūs vis tiek žiūrit ir jūs kylat. Ir pas mus per pusę metų jau beveik 6000. Tai vat padėkit mums damušti iki 6000, nes man labai malonu, nes aš 2 kart jau žmonėm tiems, kurie sakė, kad pas mus nieko nepavyks, mes su savo kontentu niekur neišvažiuosim, kaip sakoma, ir taip toliau, jau 2 kartus nušluostėm nosį. Žmonėm tie, kurie turi metus laiko jau YouTube veda, TikTok'ose ten sėdi, laivus daro, Instagram'e ten labai viską šerina ir taip toliau. Pas mus jau net ir sekėjų daugiau ir peržiūrų ant serijų. Tai didelis jums dėkui už tai. O ką, žurnaliuga, gal žinai, ką padarom?
Šiaip pala, dar norėjau pridėti, nes šiaip sporagį stavėm. Kiek iki vasaros damušėm? Jo, pas mūsų žurnaliuga buvo toks dalykas, žurnaliuga sako, nu, tai bent iki 2-3 tūkstančių iki vasaros damušt follower ir taip toliau. Nu, sakau, jeigu filmuosim, daug serijų kelsim, tai, manau, bus viskas gerai. Pasirodo, pirmas vasaros mėnuo jau 6 tūkstančiai. Savo visus lūkesčius jau, aišku, kaip buvom užsibrėžę pačioj pirmoj serijai, kad tapsime 2025 metais populiariausiais Lietuvos blogeriais top 10. Nu, ne metų galas dar, gal ir tapsim, bet pas mus toks kontentas, kad sunku sudominti žmonės, mus praktiškai žiūri tik tie, kas yra susijęs su automobiliais ir taip toliau, kam tikrai įdomu. Tai va, dėl to yra tokios va, pas mus įdomi dalykai, dėl kurių mes galvojam paįvairinsim savo kontentą žvejybom. Laukiam įrangos, viskas kiša koja dabar su visų kontentu. Mums iš užsienio visą kiša koja, viskas kiša, šmyša, blėt, kas čia kiša. Karočią, problemos su politika ir dėl to nesinori investuoti didelių pinigų į automobilius, o važiuoti į užsienį, kaip pavyzdys į tą pačią Olandiją, kad pafilmuoti seriją, kaip perkam vieną automobilį, tai mums kelionė virš 1000 eurų apsieis ir, nu, patys supraskit žmonės. 1-2 serijas nufilmuoti, nu, jeigu važiuoti į Olandiją, tai su pilna kišenė šaibų, kad paimti normaliai visą tralą, 8 automobilį arba 10 ir atvežti į Lietuvą. Vėlgi, sekantis dalykas. A ką sekantis dalykas, žurnaliukai? Kažkaip pas mus tu nepastebėjai, kad serijos prasidėjo tokios, kad mes daugiau pizdėlinam, o mažiau veiksmų. Yra tie, kas žiūri mūsų iš pačių pirmų video, tai galbūt pastebėjo, kad pirmie video buvo tokie. Jo, mažai kalbam, daug ten visokio veiksmo, o dabar jau viskas perėjo iki vlogų, manau, ar kaip čia vadinasi. Nu, tu norėjai, kad mes daugiau pizdėlintume, mes dabar pizdėlinam daug, o rodom kadrų mažai. Tai tikėkime, kad žmonėms tai yra patinka, Paliubomų patinka, nepatiktų, nežiūrėtų. Tai sekantis dalykas koks. Gal ir baigiam ties šituo. Tai draugai, nu, neturit laiko parduoti automobilį, parašot man, aš jį parduosiu. Turit automobilį už gerą kainą parduoti, parašot man, aš jį nupirksiu. Norit bendradarbiauti, turit automobilių, norit papildyti mūsų aikštelę, būtinai parašykit. Turit reklamos mums. Vėlgi rašykit. Rašykit man, rašykit žurnaliugai, rašykit į normix@gmail.com. Bus viskas aprašyme. O ką dar norėčiau pridėti? Tikėkime, vasara atsigaus, nes netgi šiandien filmuojam. Šiandien 06.22 su striukė stoviu. Šalta. Tikėkime, vasara atsigaus ir bus viskas gerai. Visi bus laimingi, visi bus patenkinti, su mašinom visas judėjimas prasidės ir bus viskas gerai. O jums geros savaitgalio, nes šiandien sekmadienis, mes filmuojam sekmadienį, o serija išeis sekmadienį sekantį. O galimai per darbo dieną kažkokią? Jo, galimai, bet manau, žurnaliukai nereikia skubėti. Mes geriau per šitą savaitę ateinančią su tavim nufilmuosim nemažai serijų, kad žmonėms būtų ką žiūrėti, nes dažnai būna taip, kaip bus rudenį pas mus. O kas rudenį? Prasidės lietus, nebus nuotaikos, prasidės depresijos ir kontento nebus. Tai, draugai, patiko, nepatiko, paliubomų patiko, paliubomų ir bus tokių heiterių, kuriam nepatiko, kai kurie ten rašo, blėt, ką ten rašo žmonės apšė? Kas rašo nesąmonės? Cepūra savo. Cepūra, bibūra, blėt, čiulpkit jūs. Karočią, visų žurnaliuga matus, nematus. Kai kurios, kurie nelabai gražus, pip, o taip gerai? Ne žmonės rašė, kad viskas su tavo kontentu gerai, bet gal mažiau keiksmažodžių. Nu, argi bus įdomu, jeigu aš stovėsiu, sveiki, su visais tais reikiamais, kaip sakoma, žodžiais, ten nepirikupai, o automobilių perpardavinėtojai nori jūs apgauti, o ne apipysti. Taipgi įdomiau. Tai karočią,
iki sekančio savaitgalio. Statom laikus, prenumeruojam kanalą ir Pasimatysim.